tada tu susiduri su tuo, kad tai daugiau apie psichologinius iššūkius, apie kontrolės paleidimą, apie tai, kad aš niekada negalėsiu sukontroliuoti, ar vaikai bus laimingi ar ne, ar jiems skaudės ar ne, jiems skaudės ir sočiai gyvenime. Ir kad aš nieko negalėsiu dėl to padaryti. Tada atsakymas ateina, kad galbūt tėvystė nėra apie tai, kad aš išrankiočiau akmenėlius iš jų kelio. Galbūt yra apie tai, kad aš išmokyčiau su tais akmenėliais juos gyventi. Tai va, aš kažką padarau, yra pasiekmė. Kai vaikas mažas, prasikirpau tas kelnes ir pasiekmė yra va, ta siūlė, kuri man dabar nepatinka, bet ir ta pasiekmė yra pakeliama, todėl kad šalia mama, pas kurią aš galiu ateiti ir įsiverkti dėl tos kelnių pasiekmės, siūlės. Šalia yra tėtis, kuris gali apkabinti ir paguosti. Aš galiu išmokti, ir nuo pat mažų dienų dėlioja susivokimas. Aha, tai kai aš kažką darau, kažkas atsitinka. Kartais taip, kaip numačiau, kartais ne. Ir ką aš tada